Labą visiems ir visom. Sveikinuosi ir vėl, pristatydama savo antrąjį vaizdo įrašą su balandžio ir gegužės mėnesio darbais ir bei tuo, kas pas mane naujo atsirado. Truputėlį ilgoka pertrauka, nors tiesą pasakius buvau nufilmavusi ir balandžio mėnesio rezultatus, tačiau šito video į pasaulį neleidau, kadangi buvau užkimusi, nosis bėgo, žodžiu, alergija pasireiškė visų gražumu. Tad perklausydama supratau, kad klausytis džeržgiančio balso, varvančios nosies išties nėra labai malonu. Bet štai gegužė baigėsi, birželio pradžia. Puikus oras prie jūros, kai kas netgi drįsta jau maudytis, nors vanduo iš tikrųjų labai šaltas. Aš jums pristatau savo naujausius darbus. Labai dėkoju visiems, kas žiūrėjote mano pirmąjį vaizdo įrašą. Labai dėkoju už komentarus, už atsiliepimus, už padrąsinimą, paskatinimą. Tai be abejo labai daug reiškia, labai didelis paskatinimas imtis toliau, daryti, filmuoti, rodyti ir tokiu būdu su jumis tęsti bendravimą. Smagu žiūrėjimo antrojo mano mazgelio, antrojo įrašo. Pristatau balandžio gegužės mėnesio darbus. Prisiplanuota pabaigti buvo nemažai, minimum 3 darbai, dėja planą įvykdžiau tik tai trečdaliu. Turiu tik vieną visiškai pabaigtą darbą, tai Mia Stitch dizainas, tokia Vetruvijaus žmogaus replika, Homeris, siuvinėtas ant gatavo jau lininio maišelio, lino namų, siūto maišelio. Dizainas nėra didelis, iš viso yra apie 9000 ir kryželių, ir backstitch'o, bet aš užtrukau pakankamai ilgai. Pradėjau dar 22 metų birželio mėnesį ir pabaigtas buvo šiemet gegužės mėnesį. Sunkumas buvo tas, kad nesinaudojau jokia prisiuvama, tirpstančia ar ten ištraukiama kanva, o kažkaip jau labai pasitikėjau savo akimis ir siuvinėjau per du to maišelio siūlus. Pats linas nėra pritaikytas siuvinėjimui, tai aišku logiškiausia buvo naudotis tirpstančią arba ištraukiamą kanvą, bet vėlgi, kas čia žino, kodėl aš jau taip ir nusprendžiau, jog galiu tiesiai ant maišelio siuvinėti. Aišku, čia ir pasinaudojau ir pagalbinėm priemonėm, padidinamuoju stiklu, nes kitaip žiūrėti, kur tos skylutės pakankamai buvo sudėtinga. Taip, kažkaip pradėdama siuvinėti įsivaizdavau, kad šitas dizainas užims didesnį maišelio plotą, bet yra taip, kaip yra. Išėjo tiek ir gerai. Labai jisai man patinka, labai šitas animacinis filmukas man patinka. Ir, toks komiškas, juokingas personažas. Taigi, vienintelis mano pabaigtukas jau keliaus į kasdienio naudojimo daiktus, bet kaip pirkinių maišelis, dar neišbandė kelionės į viešumą. Bet artimiausiu metu jau jis ir bus šitas maišelis naudojamas pagal paskirtį.
kitas mano darbas, kuris turėjo būti užbaigtas. Taip aš jau planavau iki vasaros pradžios pabaigti savo tukanus. Novos Labada dizainas, Tropical Beauties vadinasi, bet taip ir nepabaigiau. Čia jau yra 96%, tai iš ties liko labai nemažai, liko apie 500 kryžiukų ir beveik 3000 backstitchų, kuris mane labai gazdina, nes vis dar nesugalvojau, kaip tą backstitchą siuvinėti. Ar paprastuoju būdu, ar imti dar vieną siūlą ir tą pagrindinį backstitcho siūlą tiesiog pridaikstyti, kad nesimatytų tokių įsiuvimo linijų. Nežinau, žiūrėsiu, kaip čia bus, ką aš su juo darysiu, bet man jisai labai patinka, šitas dizainas labai gražus, labai spalvotas, didžiulis ir vėlgi, jei ne birželį, tai šią vasarą tikrai jisai bus pabaigtas, nes jau kaip ir pats laikas. Taigi tukanai. Kitas mano darbas, kuris yra kas mėnesį siuvinėjimas, tai kitas Novos Labada dizainas, tai laputė, gudrutė, aš ją vadinu. Jis dalyvauja ir kryžiukų namų žaidime kryželis po kryželio. Ir mano planuose yra iki rudens pabaigos šitą darbą užbaigti. Manau, kad tikiuosi, viliuosi, kad man pavyks, nes čia dabar, kur siuvinėju, iš ties yra labai dideli plotai tik vienu siūlu siuvinėjami, pakankamai greitai tai visa vyksta, šiek tiek sustos, kai čia apačioje jau bus daugiau gėlyčių siuvinėjimą. Būtent manau, kad šitą vietą truputėlį pristabdys, bet dabar esu kol kas čia ir tai yra didžiuliai plotai vienu siūlu ir tai nesukelia didžiulio vargo. Taigi laputė. Štai kokia jinai gražutė. Dar vienas darbas, kurį tikėjausi pabaigti, tai yra šis Černavamit dizainas Youth Memories. Kadangi visi namiškai namie ir jam pačiu netikėčiausiu momentu, pačiais visokiausiais klausimais reikia mamos, tai bus šitame video turbūt dar ne vienas pertraukimas. Taigi, Černavamit labai toks vasariškas, šviežias, labai mielas dizainas, einasi jisai pakankamai greitai. Praktiškai va šitą visą dalį ir pasiuvinėjau pusiniais, baltas, čia matytis ant balto, pilkė atspalviai ir mazgelių dar nedariau. Manau, kad aš jau pačioje pabaigoje mazgiukus darysiu, nes kol kas nesijaučiu, kad esu specė šituo klausimu, reikės dar pasitreniruoti kur nors ant kokios medžiagos. Taigi, dar vienas, ketvirtas mano intensyviai šį mėnesį siuvinėtas darbas. Taip, dar vienas pradėtukas, pradėtas, dabar jau nebepamenu, birželio, balandžio mėnesį. Tai Abris Art, šitas dizainas.
nuotykių troškulys, lietuviškai būtų. Truputėlį blizga, gal taip. Taigi va, toks jisai turėtų atrodyti. Šitame dizaine keičiau medžiagą. Rinkinyje įdėta 14 tankumo baltos spalvos laidą. Aš pakeičiau į 18. Tai vos ne dvigubai pamažinu šitą dizainą. Iš tikrųjų, kol kas jokių problemų, einasi labai lengvai, nes didžiuliai plotai yra siuvinėjami. Yra išties 22 000 kryželių, ne kryželių, bendras ir backstitcho, ir pusinių, ir kryželių skaičius. Saga rodo, yra apie 22 000, tai išties nėra daug. Siūlai štai yra tokie. Gamintojas nerašo, kokie čia yra šitie siūliukai, bet kažkur aš užskaičiau, kad Abris Art į savo rinkinius deda per siūlus ir dar kažkur mačiau, kad jie lyg yra ar tai lyg indų gamybos ar Didžiosios Britanijos. Tai kol kas aš tiksliai nežinau, bet labai malonus, švelnus, gerai slysta, gražiai gula ir planuoju šitą dizainą, šitą darbą pabaigti šią vasarą, nes jis išties nesudėtingas. Sakykime, jau ir matytis šitame preview, ar ne, viršelyje, kad eina labai didžiuliai plotai ta pačia spalva. O kaip ir dabar aš dar apačioje esu ir imi vieną siūlą ir varai vargo nematydamas. Yra 27 spalvos, kaip sakiau, 14 dydžio aidą keičiau į 18, turėtų būti 22-32 cm bendras dydis, bet jis šiek tiek sumažės. Tai va toks mano ne vienintelis, meluoju, pradėtukas. Taip, antrasis pradėtukas, tai yra jau gegužės mėnesio pradėtukas. Nuotraukėlę parodysiu, pabandysiu kelti. Tai yra Living on the Rainbow salas, Poison Garden. Man labai patinka būtent šito salo knygelė, čia bus knygelė. Pradėjau siuvinėti knygelės viršelį. Iš viso numatoma yra apie 16 etapų, kas kažkiek laiko duodama yra dalis schemų. Dabar jau yra 3 etapai paskelbti, jau yra duota viršelio schema. Po to prasidės 10 puslapių šitos knygelės ir, aišku, paskutiniai etapai bus knygelės surinkimas. Labai man patinka, aš taip pat esu dar 2 knygelės Living on the Rainbow pradėjusi, vieną esu užbaigusi, bet nesurinkusi. Antrąją su grybams skirtą knygelę beveik baigiau, liko tik tai 2 puslapiukai, irgi reikia surinkti ir ėmiausi trečios. Nieko čia nėra, sakykime, labai įspūdingo, 18 aida, viršelis siuvinėjimas, paskui knygos puslapiai ant 32 kaunto lino bus siuvinėjama. Taigi toks gegužės mėnesio pradėtukas ir nežinau, gal bus rugsėjo pabaigtukas, kas čia žino. Taip. Taigi toks nedidelis mano derlius. Buvo pasiuvinėta ir daugiau darbų, bet ten, kokie 100-200 kryželių, to progreso labai ir nematytis, ar matai rodyti.
reikėtų padidinamojo stiklo, norint parodyti, va šitoje vietoje atsirado dar keli kryželiai, keliais kryželiais daugiau negu buvo anksčiau. Tai nusprendžiau parodyti tik tai šituos, kur progresas jau šiek tiek labiau matytis. Kitą mėnesį be abejo visi parodyti mano darbai, tiek tukanai, tiek šita gudrutė, tiek Čeriv namai, tiek Abris Art mašiniukas, tiek Living on the Rainbow knygelė judės. Jie bus toliau judinami. Ir bus turbūt kažkas naujo, nes yra naujų pirkinių, naujų dizainų, kurių labai norisi pradėti. Taigi štai tokia didžiulė dėžė naujų dalykų, kurie atkeliavo pas mane visai ne per seniausiai, prieš keletą dienų. Ir aš jums dabar ir parodysiu, kas nauja pas mane. Taigi dar balandžio pradžioje atkeliavęs Luka S. rinkinys, šunytis, laukiantis snaigių, Waiting for Snowflakes. Šitas dizainas man krito į širdį todėl, kad aš pati turiu tokį šunį, gal netoks išpuoselėtas kaip šitame dizaine, bet jisai baltas ir irgi labai mėgsta stebėti tai, kas vyksta už lango. Taigi šitoks. Kitas dizainas taip pat Lukas S. Didžiulis Gold Collection dizainas, auksinio sezono metų laiko aidai, taip lietuviškai būtų. Šitą dizainą planuoju artimiausiu metu pradėti, kai tik užbaigsiu kurį nors iš didesnių, atsilaisvins rėmas ir imsiuos šito rudeninio didžiulio dizaino. Taigi tai buvo balandžio pradžios pirkiniai. Dabar keletą pirkinukų, kuriuos gavau neseniai. Toks marsietis Marijos Jurkevič ant plastikinės kanvos su karoliukais, su prisiuvamais elementais. Dizainas, neišpakavau kas viduj. Kaip imsiuos, parodysiu. Toliau keletą Koroliova dizainų. Kažkur turi būti dar viena širdutė. Jau šitie du seni dizainai tikrai matyti. Labai nesudėtingi ant akrilinės formos, baltais siūlais siuvinėjama ir raudonų siūlų backstitchas. Taip, kitas Koroliova toks žieminis, naujametinis žaisliukas. Dar vienas Kolorova, čia marka pavadinta pašto ženklas, magnetas. Labai norėjau šito dizaino, ar ant audinio, ar ant plastiko. Kai buvo galimybė rinktis, rinkausi ant plastiko, nedidukas. Tai, manau, įdomus toks. Ir su istorinė mintimi. Fruzeloko arkliukas. Du Marička rudeniniai dizainai tokie, irgi nedidukai.
Alisena ant plastiko namelis, 2 pusės. Toks. Ir iš mažų atrodo viskas. Vienas Abris Art dizainas, Mėnulio duktė. Šita mergaitė labai panaši mano dukterėčia. Tokiom pačioms razdanėlių. Toliau Crystal Art. Toks rinkinys. Šitoks mergaitė. Stebinti ančiukus. Dar Crystal Art vaikiukas su arkliuku. Čia Raivnemaitė. Šitoks peizažas. Dar vienas čia Crystal Art, čia Raivnemaitė, Crystal Art markės. Aš jį žiūriu, labai man patiko, man labai patinka rudeniniai dizainai dėl savo spalvų, tokių, bet aš labai patiko šitas dizainas, bet aš paskui žiūriu, o kiek čia beko bus, tai bus čia ką veikti. Dar vienas Alisena rinkinys, suolelis. Toliau dar Kolerova, toks simpleriukas iš atskirų dizainų vasarinės. Čia yra aida ir siūlai. Tai yra 16 aida, nežinau, gal keisiu liną, gal ne. Taip, ir dar 2 rinkiniai, vienas VDV, vėlgi toks rudeninis sempleris. Ir paskutinis Olanta, Misteris ir Mrs. Ponia ir ponas Klausai. Taip, Santa Klausas, Kalėdų senis, ruošiasi savo darbui. Ir ponia atsisveikindama matyt duoda bučkį. Tai va, tokie rinkiniai. Taip pat dar nusipirkau tokius Luts siūlus. Ukrainietės siuvinėtojos labai giria juos, kad labai tinka prisiūti karoliukam. Na, žiūrėsiu. Vienas baltas, kitas toks pieno spalvos. Na, pasiėmiau 2 rites, žiūrėsim, kas čia bus. Tai va, tai